Laidą Vienam gale kablys remia Rapala. Sveiki visi žiūrintis laidą Vienam gale kablys. Mūsų rankose spinigėliai, maži upeliai, tęsiasi savo istoriją. Šį kartą bus ne šapalai, o upėtakiai. Pažiūrėsim, kaip jie gyvena nedideliuose upeliuose. Vandens yra, norisi, aišku, visą laiką daugiau, bet manau vieną kitą iškrapštysim ir gerai praleisim laiką. Tai brendam kartu su mumis ir turėsit fainą ir smagų laiką. Bandom nuo krantą. Labai daug sužėlę. Va, o dabar mes esam mikrogrevelyje. Kaip matot, gilis metras. Ir tokius grevelės niekas gyvenime nelenda. Išskyrus Korsaką psich. Tai pažiūrėsim, kas čia gyvena. Oba yra. Va toksai gyvena. Žuveliukas. Upėtakiukas. Prašau. Aš irgi pats netikėčiau, kad kas nors man pasakytų, kad tokiam grevy gali būti tokie žuveliukai. Yra. Atidarimas. Super. Ops. Tik svarbu į vandenį pataikyti, tokiam grevelį. Aha, reikia, aš galvoju, jam didesnį rapaliuką ir ryškesnį uždėti, nes turėtų būti įdomiausia. Didesnį ir ryškesnį. Visi geriau matys. Nes visiena yra sravytė. Tai pabandom tokį. Penkutį. Pažiūrim, ką jisai apie jį galvos. Tokį va. Galvos, koks čia rūžavas, plaukė reikalas upiai. Žiūrėjom. Pum. Apa, jėme nepaėmė. 2 kartus. Iš karto tik spalvą pakeičiau. Dar vienam taške gyvenam. Bet jau antrą kartą nebeims, man atrodo. Pamatė galvoje psichas. Na gerai, čia mes viską išbaidėm. Teks pabristi ten tolyn, paieškoti. Apa. Upėtakiai, aš ateinu. Kur jie gali būti? Ir čia dabar mes dar vieną vietą išbaidėm. O, ir mažuliukas. Juhu. Atsikabėdam. Visų. Pasilinksminam su mažiukais kol kas. Yeah! Vytės, kurios gyvena mažiukai upėtakiai. Neįdomu. Kaip čia Korsakas pralys dabar pro tą medį ir nusižudys. O ten dabytė, ten gali būti kažkas įdomesnio. Kaip dabytė, čia tokie sąlyginai. Matau, kad seklų labai toli mest reikia, bet gal. At kaip vasarą sunku mėtėt su pavasariu palyginus, kaip aš pripratęs pavasarį mėtėt. Kažkoks keistas, čia manau, upėtakis turi gyventi. Na ir po tuo krūmu. Po kurio krūmu tu sėdi?
Opa, yra. Vėl nedidukas. Jo. Juhu. Visi tokie patys broliukai. Kodėl jūs broliukai? Neįdomus jūs. Jep. Biškai man čia, nu, čia vadabė, lemba va čia ir buvo jisai, šitoj va vietoj. O, geras. Atyka, ką kur tu įstrigai? O, jau šitas jau toks įdomesnis. Išiui, kokiam nedideliam giliuke paėmė. Man klasikas. O, jau toksai iš tų jau vyriškesnių. Ne pats monstriausias, bet jau tokį vasarą smagu gauti. Nu vienas užsiskaitomas, 3 neužsiskaitomi. Pinką didelį uždėsim, pažiūrėsim, kas iš to bus. Ir neįdami prie vandens iš čia pabandysime jam užmesti. Mažiukas. Nu kodėl? Čia turėjo būti didelis. Nu gal jis durnas, nu kam? Ir aš kai visą laiką sakau, kad būna taip, kad duobėse gyvena ir didelis, ir mažas. Jisai pirmo mažą pasiunčia, pažiūrėti, ar čia valgomas daiktas ar ne. Mažą ištraukti, didelis pradeda žvengti ir aišku po to nebekimba. Toks ir gyvenimas. Mažų upėtakių gyvenimas būt žvalgyba. Blemba ir ką, viskas, jų didelis dabar žino, kad čia šitas va rožinis dalykas netikras. Nebent jisai glušas visai. Nu, ir toks atrodo, ne, stovintis vanduo, bala. Koks čia gali būti? O, dar vienas. Čia dabar didėjam. Opa! Tuoj širas ir paleis. Vaikų darželis. Nu, dabar 4 ir 5. Nesąžininga, taip aš galvoju, kad bus didelis čia. Tokioj va vietai turėtų būti dideli. Vaikų darželiai, čianai visur. Vaikų darželis. Vaikų darželis. Neįdomu. Varom toliau ieškot, kur didesnį gyvena. Čia indieniška medžioklė.
Nu kur tu didelis upėtakis, taigi žinau, kad tu čia kažkur tai gyveni. Kas to vandens per daug, ar tu kur? Srovės per mažai. Būna ir taip, kad gauni tokią bankę nuo savo mėgstamos upės, geltoną kortelę. Nu gerai, dar va. Nu va, pirma mūsų dalis baigta, ateina vakaras. Matėt, dieną begalė daug upėtakiukų, vienas toks daugiau mažiau. Bet vakaras kartais būna lemtingas. Aišku, gavom lietaus, aišku, sušlapam, aišku, jūs ilsėkitės, o mes pratęsim po pertraukas. Tinginiai. Šiandien upėtakiai tinginiai. Turėjau 4 gerus išėjimus upėtakių. Vakariniai. Ir visi va taip prieina prie maseliuko. Tukti maseliuko. Ir viskas. Ir daugiau mes ką nori. Keik spalvą, keis ką nori. Ar čia tiek, kad lyja, nelyja. Bet, nu, aš taip upėtakių nesu matęs, kad jie tokie būtų visai jau. Nu, atrodo, kad čia 1000 žmonių praėjo, juos visus pagavo, juos visus paleido, nu ir jie jau žino, kas yra vobleris, bet ne, nu, nėra čia tų žmonių, čia tik aš vienas psichas galiu eiti, va, tokius kelius. Bet kažkas jiems šiandien atbulais dantim yra, nors tu rėkan jų. Aišku, aš datrauksiu iki to, kol jau kamera nebematys, ką filmuoti. Dar datrauksiu iki tokio lygio, bet kažkaip jie šiandien tokie atbaudančiai visai. Ir pamatau, aš juos išeinu, to vobleriuko. Pum. Varom toliau. Nu, keista, kad čia nėra tokia vietai. Srovelė yra. Opa, yra. O, geras. Nu, vis vieną iš viršaus aš jį. Dabar reikia leistis ir imti kažkaip tai. Čia bus dabar reikalų, tų žalių. Kur? Oi, netgi čia netgi ne upėtakis. O čia yra pas mus kas? Šuopas. Nu, prikolistas. Ką tu čia veiki? Jau galvoju, kad geras upėtakis. Op, šapalendė. A, nu, upėtakinio moku. Jau ką moku gaudyt, tai moku. Šapalas. Psichas. Kaip upėtakis būtum nieko, kaip šapalas dar galėtum paukti. Na, bernėlis. Užkliuvas, upėtakis. Kartais išėjo vakarinių upėtakių gaudyti. Štai jums upėtakis. Psichas. Ir dar nuo šlaito atsistojęs, kaip nuo stogo. Bernėlis, dabar operatorius temps mane į viršų. Nes kaip užlipti, aš nežinau. Nulėpti, kai žuvis užkimba? Jo! O kai užlipti? Reikalų. Nuo balkonų. Ką, bičiuliai, baigiam šiandien? Oho! Buvo geras toks experiences su daug ėjimų ir didelis upėtakis neišlindo. Pabučiavimų turėjau, bet esmė buvo tokia, kad žuvis nenori. Ir manau, kodėl.
Kad vandens yra, tai gerai, bet nėra srovies. Kodėl jos nėra, nežinau. Ten, kur buvo srovelė, ten mažiukai, didelių nėra, o kur va tokios vadabytės firminės išėjo 4, tokie jau gražus filmuojami ir nei vienas nepaėmė. Išvada kokia? Galvoju, kad anksti dar upė takiauti, dar jie labai sotus, dar vis dėlto vasara. Ir kai jos nebuvo, tai upėtakiai, nu ką žinau, tokie visai neįmantis. Tiesiog sotus, bakstelna į tą voblerį, srovės aišku, kai nėra to pravedimo greičio ir jie spėja apsižiūrėti voblerį ir labai tarus, labai. Dar tokių kaip šiandien nemačiau. Visieną pavarėm, pakeitėm upės, to aš išlipsiu, papasakosiu dar biškį apie įrankius. Ojojoj. Ką mes šiandien turėjome ir ko kybo, aišku, kaip visą laiką rapala, naujieji kaudauniukai. Gražus, smagus vobleriukai, kuriuos aš žiauriai mėgstu ir ten, va, kur yra gyliai, tai va ir pinkutė savo dirbo. Gaila, kad ant mažų, jo, labai norėjosi didesnių, bet yra kaip yra, va, jie tokie labai seksovė man. Ir būtent pat prie srovę, kur yra didesnis gylis, tu užmeti trūk jos, taip ir tada upėtakis ima. Bet šiandien yra kaip yra, bet masalas tikrai vertas dėmesio ir vertas kiekvieno meškeriotojo dėžutės. Kaip matėt visai, kad ir mažiukų, visiems smagiai. Čia aš gal ant galo labai nusivyliau, kad, nu, taip, aš tikėjausi, kad vakariai išlys, bet tie pabaksnojimai jų tokie buvo, kad nepadėjo. O, mūsų meškerytė 13 Fishing Feitas, 2 metriukai, labai gerai laiko žuvį. Vat viskas, kas užkibo, niekas nepabėga, nes ir arija trautui jos naudoja chebra, teisinga. Ir mažytė okuma litutė, irgi labai gerai valiukas suklotęs, padeda gerai ir smagiai pagauti žuvį. Žodžiu taip, aš dar čia grįšiu, atsikeršysiu, bet manau, kad rugsėjo mėnesį ir ne į šitą upę. Kažkaip viskas čia ne taip, kaip aš norėjau. Ir nemačiau žuvų, kad jos vaikščiotų. Vėl jau šitas problem. Tai ką, paliekam jūs su gražiom žuvijom, kurias aš gaudžiau prie srovę. Visieną reikia, ar ne, dar keletą kokių gražesnių įdėti, nes kitos upės, kitos žuvės, kad jūs gerai praleistumėte laiką. Opa, yra. Žuvytė. Va, kur, į šakas. Vat kokia nedurna, ką? Iš šakytės. Oi, graži spalva, kokia superinė žuvis. Nedidelė, bet pati ta tokia. Ant spineriuko. Va, yra. O, jau normalesnis vakare išlindo. Gerai, gražiai. Ne pats didžiausias, bet toksai vasarinukai jie tokie. Visi panašaus amžiaus. Nu, laimės. Opa. Nu va, buvai ruošęs. Plaukit, prašau, namolio. Ul. O. Ir vat užmečiau, kur reikia, ten, o, ir upėtakis ir šakar nutraukė valą. Atiduokit valą, su žuvim. Jo, kokia didelė, Korsakas ant žilkos gaudo. Aidu įsibrydžiu, pasiimsiu savo upėtakį. Žodžiu, valas trūko kažkodėl prie rytės. Ten paėmė neblogas upėtakis, persimetė vobleris per šaką ir dabar upėtakis yra tenai. Ir dabar Korsakas trauks valu. Šau, aišku, einu su greipštu. Visai nieko, upėtakis dar, pasakysiu aš jums, kabo ant šakos.
Tai tokių nebuvo nesąmonių. Nugi, upėtakį, kur vobleris mano. Ateik, ateik. Svarbu, kad neatsikabintų dabar. Korsakas gaudo nuo šakos. Ne, pramazinau. Ateik, ateik, ateik. Viskas mano rankose, valiukas, upėtakiukas. Vietoj meškerės korsako ranka. Neblogas koks. Kokia nesąmonė. Matėt, kas nors tokia nesąmonė. Valas truko prie meškerės. Nu va, mūsų banditas, išdykėlis, pridirbęs reikalų, grožis iš vien, ne? Kabinam ir paleidžiam ir eisim rištis valo. Nu tu geras, geras tu. Opa. Nu, plau grožį. Prašom, ačiū labai. O dabar ką, neišvyno nedėgos ir susitiksim lygiai po savaitės. Vėl prigavosim visokių vilnių. Nusikaliau šiandien kaip šuo.